Kokios pagrindinės Microsoft DOS tinklo komandos? Taip, atsidarom pradėti arba start juostą, surenkam komandinės eilutės paleidimo komandą. Taip, komandinė eilutė. Kokios yra pagrindinės komandos? Viena iš pagrindinių komandų yra ipconfig. Jinai parodo, kokį IP adresą, kokį potinklio kaukę ir gauna kompiuteris ir koks yra gateway'us arba numatytas šis lūžas. Jinai turi keletą raktų. ipconfig tarpelis pakreiptas brūkšnys all. Jinai parodo visą informaciją. Kokia tinklo plokštė, koks MAC adresas kompiuterio, kas suteikia IP. Yes, DHCP enabled. Yes, tai reiškia, kad DHCP serveris suteikia, tai kokią IP adresą, koks DHCP serverio adresas, DNS, kokius adresus suteikia ir kiek adresai galioja. Šiuo atveju adresai galioja 7 dienas pagal šitą nustatymą. ipconfig tarpelis pakreiptas brūkšnys release yra komanda skirta atsisakyti IP adresų, kurie yra suteikti. Arba jeigu nėra tinklo, nėra interneto, mes galim vėlgi atsisakyti kažkokius neteisingus IP adresus ir naudodami komandą ipconfig tarpelis pakreiptas brūkšnys renew kreiptis į DHCP serverį tam, kad gautumėm naują IP adresą. Taip, gavom IP adresą. Komanda ping. Ping komanda yra skirta patikrinti, ar ryšys su kažkokiu tai IP adresu, kompiuteriu ar internetinė svetainė. Pavyzdžiui, ping 192.168.2.254 patikrinsim, ar ryšys su gateway'u. Taip, ryšys yra. Matom statistiką, buvo 4 paketai nusiusti, 4 gauti, ne vienas neprarastas, vidurkis yra 2 milisekundės, per kiek paketai nukeliavo. Taip, yra, lygiai taip pat mes galim, tarkim, google.lt, būtent patikrinti ryšys su Google, ryšys su internetu. Taip, matom, ryšys su internetu yra pateikiamas IP adresas to puslapio, į kurį kreipiamėsi, tikrinami ryšį ping komandą, per kiek grįžo atsakymas ir koks yra užlaikymas interneto tiekėjo serveriuose. Taip, statistika, 50 milisekundžių vidutinis, 4 nusiusti, 4 gauti, ne vieno neprarasto. Komanda ping turi taip pat keletą raktų. Pavyzdžiui, raktas -t. Jisai reiškia, kad ping komanda siūs signalus, siūs paketus be sustojimų. Kitaip tariant, begalybė. Todėl nėra rekomenduotina dažnai tą komandą naudoti, o sustabdyti reikia naudojant klavišų Ctrl+C kombinaciją. Ctrl+C sustabdo būtent šitų paketų siuntimą be perstojo. Komanda -n kaip number galima nurodyti, kiek kartų siūsti patikrinimo signalą ping komandą. Taip, siunčiamas 10 kartų, paketas dabar bus. Taip, nes nurodėm -n 10. Taip, 10 sykį nusiuntė, 10 kartų gauta, jokių praradimų, viskas tvarkoje. Taip, standartiškai yra siunčiamas 32 bitų dydžio paketas. Galima nurodyti raktą -l kaip large ir padidinti siunčiamo paketo dydį, pavyzdžiui, 512 bitų. Ir dabar bus siunčiamas paketas 512 dydžio. Taip, galima komandos ping raktus kombinuoti tarpusavyje. Dabar 10 kartų bus siunčiamas paketas 512 bitų dydžio. -n. Taip, lygiai taip pat mes galim nusiųsti į lietuvišką puslapį svako.lt. Taip, siunčiam 512 bitų paketą
į svako.lt 10 kartų. Komanda, kuri parodo, per kiek mazgų turi nueiti signalas, paketas pakliūna arba grįžta iš galinio adreso. Pavyzdžiui, patikrinkim, naudodami komandą tracert, per kiek mazgų turi pereiti signalas, kol nueis į svako puslapį. Puslapis svako.lt. Taip, vienas maršrutizatorius, interneto tiekėjo, taip. Litnetas, interneto tiekėjas, Šiaulių kolegijos ir per 16 mazgų turi nueiti signalas. Kita komanda yra net. Ir jos grupė, viena iš komandų yra net view. Jinai parodo darbo grupės kompiuterius. Šioje darbo grupėje yra kompiuteriai WinXP Stud ir WinXP User. Net view ir nurodomas kompiuterio vardas parodo, kokie katalogai yra bendrai prieinami to kompiuterio. Tame kompiuteryje yra, matot, bendras katalogas, yra toks katalogas pavadinimu bendras, bendrai prieinamas tame kompiuteryje. Naudojant šią komandą galima padaryti bendrai prieinamą katalogą šiame kompiuteryje. Komanda net share. Nurodom katalogo pavadinimą, kokiu jis bus matomas tinkle. Pavyzdžiui, bendras lygų ir nurodom kelią fiziškai, kuris yra saugomas kompiuteryje. Keistis. Tai reiškia, kad šios komandos įvykdymo metu katalogas keistis buvo padarytas bendrai naudojamas tinkle pavadinimu bendras. Taip galim žvilgtelti. Katalogas keistis ir jo pavadinimas bendras, kokius yra padarytas bendrai prieinamas tinkle. Taip, komanda netuse yra skirta prisijungti kaip tinklinį diską, tarkim, raidė X, nutolusi kompiuterį. Pavyzdžiui, rašomas čia kompiuterio vardas, kurio katalogą norim prisijungti. WinXP User ir jo katalogas bendras. Taip, netuse, tinklinio disko raidė, kompiuterio vardas ir katalogas prieinamas tinkle, kurį norim prisijungti. Sėkmingai prisijungiam. Kompiuterio WinXP User, katalogą bendras kaip X diską. Yra komanda netsend, kuri yra skirta pasiųsti žinutes kompiuteriams vietinėme tinkle. Norint naudoti šią komandą, reikia pirmiausia įjungti servisą, kuris vadinasi Messenger. Pagal nutylėjimą jis yra uždraustas. Reikia pakeisti jo startavimo būdą į manual arba automatic, jeigu visada jis bus naudojamas. Apply, tada startuoti. Ir OK. Taip, komanda netsend, kompiuterio vardas WinXP Stud ir tekstas. Laba diena. Taip atrodo tie pranešimai siunčiami tinkle naudojant netsend komandą. Kompiuterio vardas, tekstas. Ir matom, koks kompiuterius siuntė, kokiam kompiuteriui, laiką ir tekstą. Spaudžiam OK. Komanda netstat, be tarpelių rašoma netstat, parodo statistiką, tinklo statistiką kompiuteryje. Pagrindinios raktai yra -S. Tai pateiks visą statistiką pagal
protokolus, pavyzdžiui, IPv4 protokolo tiek gautų, tiek išsiųstų paketų, pingo protokolo, kiek buvo atlikta, UDP ir taip toliau panašiai. Galima naudoti komandą netstat su raktu -s ir -e, kuri parodys būtent tik tai Ethernet tinklo protokolo būtent statistiką. Kiek per tinklo plokštę, Ethernet tinklo plokštę buvo prasiųsta duomenų ir paketų. Komanda netstat ir jos raktas -a parodo, kokie yra susijungimai realiu laiku. Koks kompiuteris susijungęs per kokį prievadą su kokiu kompiuteriu. Matom, kad dabar kompiuteris WinXP Stud per 1049 prievadą yra, tarkim, susijungęs su tokiu IP adresu. Ir kokiais kitais prievadais vyksta dabar susijungimas. Netstat minus N. Būtent parodo, kas dabar yra susijungta ir per kokį prievadą. Matom, kad IP adresas 217 per tokį portą arba prievadą lietuviškai yra susijungęs su tokiu IP adresu, tokiu prievadu. Čia būtent yra dabar aktyvus susijungimai.